kada vaikas gali pasijusti bejėgiu. Jis gali pasijusti bejėgiu jau pirmais gyvenimo metais, mėnesiais, nes vaikai, skirtingai nei gyvūnai, jie negali ilgą laiką patys nusiprausti, apsirengti, pavalgyti. Ir jie nuolat laukia ryšio su žmogumi, laukia saugumo, laukia meilės, laukia dėmesio. Ir jeigu vaikas jaučia, kad mama, kuri yra šalia, ar kitas žmogus nuolat verkia, nerimauja, nuolat kažkur išeina, jis suvokia, kad jeigu mama negali pasirūpinti savimi, tai ji negali pasirūpinti ir juo. Ir jis jaučiasi beviltiškai, jis jaučiasi nesaugus, nesvarbus. Ir visa tai persikelia į suaugusio gyvenimą, nes čia nėra laiko limito.